Sveiki dar kartą. Dar vienas apžvalga, tai yra Food on Food. Dar vienas muštinis. Ir žiūrėk, kad Žalgiris, aš tokio nemačiau. Su vištienos kebabo mėsa, marinuotais agurkais ir sūriu. Grylintis, skanus šiltas, sudėsiu į grylį ir mes pabandysim jį suvalgyti. Va, tai aš dedu tada iš karto į grylį. Norėjau gražiai išpakuoti, kad matytųsi instrukcija. Taip, pasižiūrim iš karto, kas čia yra. Ir nunešim į grylį. Ai, čia taip užlenktas, aš galvau, kad jisai... Kas čia? Nu, va, kebabas šiek tiek, tos mėsos, ar kaip ten vadinasi. Raugintas agurkas, rauginti agurkai šiek tiek. Ar marinuoti ir mėsa ir padažas. Nu gerai, einu, apkepinsiu. Taip. Kol šildosi, pasižiūrim. Sudėtim. Matom, žalgirio sumuštinis su vištienos kebabo mėsa, marinuotais agurkais ir sūriu. Taip, sudėdamosios dalis bandelė, kvietiniai miltai, vanduo, mielės, augaliniai aliejai, alyvpalmių rapsų cukrus, ruginiai miltai, dar ten kažkas. Garstyčių sėklos, Žiūrėkit, ir viską ir lenkiškai dar parašyta. Taip, įdėjau aš į grylį. Gruzdintuvė. Negalime karšto oro gruzdintuvė šitom aerogrylius, ar kaip jis ten vadinasi. Bet niekada nemačiau Žalgiris. Nu, Žalgiris. O čia turbūt šitas aštrumo indeksas 2 iš 4. Nu, okei, žiūrėsim. Įdomiai, lietuviškai ir lenkiškai turbūt veža į Lenkiją. Tai super. Eksportas. Gerai, einu atsinešti sumuštinį. Va, kaip matot, jau gatava. Pasižiūrim, vištiena kaip gražiai apkepė. Paragausim. Neblogas. Paėmiau, nes labai karštas. Va, sūris ištirpo. Puiku. Tuoj paragausim. Kas nepajaučia jokios skonio, nes ingredientai dar iki manęs netėjo. Dar kartelį. Nu taip, vištiena. Toksai, sakyčiau, aštrokas. Vidutinis toks. Neypatingas. Mažai mėsos, aišku. Aš į grylį dėjau. Taip, biškai apsisūdino. Nu, neblogas padažas, toks strokas. Bet mėsos trūksta. Nu, aišku, ko norėtų. Nežinau. Man nelabai. Gal kas ragavo, tai parašykit, ar jums patiko. Man nelabai. Nežinau. Nerekomenduoju. Tai va, dėsiu. Na, nuorodas nedėsiu, tiesiog. Galite ir taip susirasti. Gerai, tai iki kitų kartų. Šitas nelabai. O dar kartą pasižiūrėsim. Nu jo, čia nieko. Vištiena. Svogūn, ne, vištiena visur. Jo.
Tai žodžiu. Kebabas yra, bet jo mažai. Taigi, iki kitų kartų.